Šįkart, kol važiuoju autostradą, noriu iš tikrųjų pašnekėti vieną labai aktualią temą. Tai yra palyginti skirtumą, kuo skiriasi būsto paskola ir kuo skiriasi pirkimas per notarą. Tai aš turiu užsirašęs tokius skaičiukus, apie kuriuos šiandien šnekėsim. Tai yra būsto paskola, kai, sakykime, turtas yra perkamas už 50 000 eurų. Kiek tas mums kainuoja ir visa kita. Taigi, jeigu įmam būsto paskolą 50 000 eurų, mūsų pradinis įnašas yra minimum 15%. 7,5 tūkstančio eurų. Ir, sakykime, mums būsto paskolos lieka, tai yra, kiek mums reikia gauti kredito, yra 42 500 eurų. Sakykime, pagal paskutinę Svetbanko skaičiuoklę, kurią aš žiūrėjau, tai įmoka prie tokios sumos mėnesinė būtų 255 eurai. Per mėnesį 30 metų. Grąžintina suma būtų 91 800 eurų. Pasiskolinot 42,5, grąžinot beveik 92. Pabrangimas gaunasi 216%. Tai yra, vieną būstą perkat savo, vieną būstą perkat bankininkui. Tai yra pagal dabartinės palūkanas, o ir šiaip, kai jau Liboras nukrenta, iš tikrųjų mažai ten tie skaičiukai skiriasi. Tai čia yra būsto paskola. Dabar kuom skiriasi pirkimas per notarą? Imam, tarkim, tą pačią sumą, 50 000 eurų, dalinam iš 30 metų ir dažniausiai perkant pas notarą, vienas kitas būna, kur ten kažkokio procento paprašo, bet dažniausiai būna beprocentė paskola. Tai įmoka tam pačiam laikotarpiu gaunasi 139 eurai. Ten, priminsiu, buvo 255, čia 139. Bet turiu dar vieną paskaičiavimą. Jeigu mes paimsim tos pačius 255 eurus, kuriuos mokėtume bankui, ir tuos pačius pinigus mokėtume per notarą, tai mūsų terminas būtų ne 30 metų, o tik tai 16 su trupučiu. Ir tai yra daug. Jūs sutaupote 14 metų. Bet dabar tas pirkimas per notarą, jisai kartais galimas, kartais negalimas. Vėlgi, viskas priklauso nuo pardavėjo situacijos. Jeigu pardavėjui tinka, viskas yra ok. Jeigu jam netinka, jūs jo nepriversit. Tada belieka būsto paskola. Aišku, tos sumos, apie kurias čia šneku, čia 130 eurų, ar ten 150, ar tie 250 eurų. Iš savo praktikos labai retai kada tenka susidurti su tokiom įmokom, nebent tas turtas yra tikrai menkavertis. Jeigu turtas yra vertingesnis, su tokiom įmokom jūs neprasisuksit. Sakykime, praktikoje, jeigu turtas yra vertingesnis, tai ta mėnesinė įmoka būna ten 1000 eurų, 2000 eurų, 5000 eurų per mėnesį, kada, sakykime, savininkas sutinka parduoti tą turtą brangesnį išsimokėtinai. Aišku, vėlgi tai yra visai kiti pinigai, bet ir situacija visai kita. Jeigu, tarkim, jum pirkimas su būsto paskola, ten įvertinus vertinimus, įvertinus sutarčių mokesčius, hipotekas, visa kita realiai prasideda ten nuo 1000 eurų ir į viršų. Pirkimas išsimokėtinai per notarą, jisai tiek jum nekainuoja. Ten, aišku, dėsi standartiškai tos pačios įsiskolinimo žymos, bet jos nekainuos tiek, kiek perkant su būsto paskola. Jum nereikės turto vertinimo, jum nereikės, galbūt nereikės, vėlgi priklausomai nuo turto vertės, galbūt net nereikės hipotekos. O tai irgi jums sutaupo pinigus.
Tai vat tokie skirtumai. Tai tarkim, jeigu paskola jum kainuoja dvigubai tiek, kiek jūs skolinatės, tai perkant per notarą, vėlgi, jūs sutaupot pinigų. Ir jeigu rasit žmogų, kuris sutiks parduoti išsimokėtinai, jum netgi, tarkim, perkant turtą už 50 000 eurų, jum netgi finansiškai apsimoka tam žmogui pasiūlyti, kad ir 50% didesnę sumą už tą turtą, kad tik tai duotų jum nusipirkti būtent per notarą, ne per būsto paskolą. Tai sakykime, jeigu turtas kainuoja 50, jūs už jį laisvai galite mokėti 75 ir jūs tikrai sutaupysit daug pinigų. Tai vat, chebra, naudokitės patarimais, turit kažkokių tai klausimų, rašot komentarą. Žiūrėsim, jeigu tas klausimas aktualus ir kitiem, apie tai būtinai pašnekėsim.